Kiekviena diena tai lyg svajonės išsipildymas. Kiekviena diena lyg būnant ir gyvenant pasakoj. Kiekviena diena tai tas pats, kas būti ir egzistuoti tam tikroje šventykloje. Kiekviena diena tai lyg turėti savy jėgų ir tai mumis veda visada link teisingų mūsų kelių. Taigi tiksliai nusprendus, ką norite veikti, dažniausiai bus taip, kad jums gausis. Bet jeigu per gyvenimą galvojate, kad tiesiog veikiate, kad gyventi, tai gyvenimas jums atneš tokių veiksmų, kurių net nesugebėsite. Net sugalvoti, net nespėsite pasakyti, iškalbėti, kažką tai normalaus išnekėti. Taigi einame į priekį, žiūrime atgal ir galų gale mylime viens kitą labiau negu kažkada arba, kaip sako, niekada. Taigi paprasčiau ir aiškiau. Gyvenimas tai turtas. Mes esame kaip deimantai. Nieko daug verti, bet come on. Taigi mes ne auksiniai, mes tiesiog paprasti ir dažniausiai sakoma visi vienodai skirtingi. Paprastai, atvirai, stengiuosi nuoširdžiai, bet kartais tiesiog to nebeužtenka. Reikia daryti, reikia labiau susimastyti, nes kažkas mąsto savo gyvenimą. O kai kas tiesiog nori, kad kitų gyvenimai taptų geresni, prasmingesni ir įsimintinesni. Nes kiekviena akimirka prarasta, kiekviena akimirka, kai tiesiog kažko nepadarėme, kažko tai nepasakėme, tampa kaip našta. Bet jeigu išmoksite paleisti, išmoksite tiesiog nusileisti, suprasite, kiek iš tikrųjų galios jūs savyje nešate. Taigi, paprastai ir aiškiai. Taika gerai. Poilsis tam tikrą laiką, kaip pavyzdžiui 2 metus, nėra labai blogai. Bet supranti, kad kiekviena diena yra sunki. Bet jeigu darosi per sunkiai, turi kažką tai keisti. Nes iš tikrųjų ant 2 kojų vaikščioti yra ganėtinai lengva. Sėdėti tai yra kaip tas pats savo galvą tyrinėti. Taigi linkiu jums gerų ir pasakiškų gyvenimų. Nes aš esu tiesiog aš. Tam, kur galbūt daug nereikėjo. Galbūt tas, kuris mažai šnekėjo. O galbūt aš tiesiog niekas ir bandantis tiesiog kažką protingai pašnekėti. Tai va, šnekame, rodomėmės, kokie mes esame. Iš arti, iš toli ir pernelyg daug arti.